Visiems laba diena. Šiandien aš noriu su jumis pasidalinti savo receptu, kaip aš gaminu varškės apkepą. Pirmiausia, ką reikia padaryti, reikia užpilti. Čia yra razinos ir abrikosai. Reikia užpilti razinas ir abrikosus verdančiu vandeniu ir palaikyti 10-15 minučių arba tol, kol gaminsime visą receptą. Razinas mes naudosime pačiam gale. Vat ką reikės mums receptui. Čia yra 3 pakeliai varškės. Varškės yra 180 gramų. 3 pakeliai varškės. Po to mums reikės grietinės. Kiek norite procentų, nežinau, kokią jūs naudojate. Pas mane yra 30%. 3 šaukštai. Vienodi šaukštai. Reiškia, matuosime 3 šaukštus grietinės, 3 šaukštus manų kruopų. Toliau naudosime vanilinį cukrų. Pas mane yra su burbono ekstraktu, vanilės ekstraktu. Labai skanus, man labai patinka jisai. Dar mums reikės 4 kiaušinių ir cukriuko, labai minimaliai 80 gramų. Tai vat, tokia pradžia. Razinos pas mane auksinės ir abrikosai. Reikės dar mums indo, kur plaksime, plaktuvo reikės, mikserio, išplakti kiaušinius su cukrum ir truputėlio druskos. Tai vat, toliau darbuojamės, rodysiu, kaip gaminu. Tai dabar pradedam gaminti ir čia yra 3 pakeliai varškės. Į šitą varškę reikia dėti 3 didelius šaukštus grietinės. 1, 2, 3. 3 šaukštai grietinės ir 3 šaukštai manų kruopų. Bet dabar reikia truputėlį ištrinti varškę su šakute, ištrinti varškę ir grietinę. Varškė yra nestambių grūdelių. Šiaip galima varškę trinti blenderiu. Pas mane varškė nėra stambi, nėra grūdėta. Tai paprasčiausiai ją reikia ištrinti šakutės pagalba. Kai varškė bus masė vienoda su grietinės, tada mes į vidų dėsime manų kruopą. Vėl šaukštas tas pats. Ir 3, 1, 2 ir 3. Jeigu norite, kad pas jumis masė būtų tvirtesnė, galite dėti manų daugiau. Bet kai įsidės kiaušinių masė su cukrumi, jinai bus minkšta, puri tokia masė. Dabar paprasčiausiai, ką mums reikia padaryti, tai reikia gerai viską išmaišyti manų su varške ir grietinė. Ir paliksime į šoną, pastatysime į šoną, užsiimsime kiaušinių plakimu su cukriuku. Nu va, varškė išsimaišė, manai išsimaišė. Ir mes galėsime užsiimti kiaušinių mase. Čia nuimsiu grietinę gražiai. Tai va. Ir tegu sau stovi ir laukia, kada sujungsime su kiaušiniais. Va, viskas. Dabar padedam į šoną.
dabar mums reikės susitvarkyti. Taip, pasiruošėm kiaušinius, pasiruošėme indą ir cukrų. Dabar reikia įmušti 4 kiaušiniukus. Būtinai reikia aukšto indo, kad kiaušinių masė didės. Du kiaušiniai. Kiaušiniai L dydžio, nemaži. Tai va. Įdėjau kiaušinukus. Dabar truputėlį ant peilio galo dėsime druskytės. Dar biškiuką. Druska. Ir sudėsime cukrų. Cukraus yra minimaliai. 80 gramų. Labai nedaug ant tokio kiekio varškės, bet užtenka ir daugiau tikrai nereikia. Dabar viską išplaksiu plaktuvu. Bus labai garsiai, todėl kad aš nenoriu, kad jums triukšmautų. Aš išjungiu. Va. Masę aš išplakiau. Paprasčiausiai, kad gerai išsimaišytų cukrus, kad ištirptų. Nėra ten tokių labai didelių tų, kaip sakyti, iki putų, bet tiek, kad išmaišyti, kad išsimaišytų cukriukas. Tuo aš susitvarkau biškelį. Tai va, dabar sekantis etapas, reikia į varškės masę pilti po truputį kiaušinių masę ir ją atsargiai išmaišyti. Išmaišyti pilnai, kad jinai visa pasiskleistų po varškę. Jau į šį etapą mes galime įdėti vanilinio cukraus. Jisai su burbonu. Labai skaniai kvepia, žinokit. Ir kai kepa tas apkepas, tai būna pasakiško skonio. Namai kvepia. Tai va dabar ką mums reikia padaryti? Reikia labai gerai išmaišyti visą kiaušinių masę su cukrumi varškės masėje. O, kaip jinai didėja po truputį. Aš tai darau per kokius 3-4 etapus. Po biškį, va tai va, permaišyti. Jeigu jums patogiau, imkite šakutę. Su šakutė labai patogu irgi maišyti. Aš šiandien maišau su lopetėle. Dabar tuo tarpu pas mumis mirksta razinos. Reikia nepamiršti ir apie jas. Razinas reikės nupilti vandenį ir nusausinti rankšluosčiu, kad nebūtų drėgmės. Va, kaip gražiai išsimaišė. Ir jau kvepia burbonas, vanilė. Va, supilsiu. Dar vieną kartą. Per dar vieną kartą ir bus visa kiaušinių masė bus, va, kokia geltona, graži, varškė darosi. Va, maišom taip. Tas procesas labai geras. Ar jums patinka toks varškės apkepas? Aš manau, kad jisai nėra labai kenksmingas mums, todėl kad čia nėra visiškai riebalų, nėra miltų. Sakysite, cukraus yra, bet cukraus yra labai nedaug, 80 gramų tik tai. Ir jisai vos papildo tik tai. Ir dar mums padės papildyti saldumą šitas razinos su abrikosais. Va, viskas. Visą masę išpilam. Va, kaip gerai. Išsimaišė viskas.
išmaišyti. Mes taip ją išmaišome. Kiaušiniai turi pasiskirstyti vienodą, puri masė turi būti su varške. Reikia įkaitinti, jau galim įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių ir kepsime orkaitėje 40-45 minutės. Viskas priklauso nuo to, kokios spalvos norite turėti apkepą. Ar labai tamsų, ar labai šviesų. Nu va, viskas. Masė jau išmaišyta. Jinai tokia va. Jeigu norite, kad jinai būtų tirštesnė, čia viskas priklausys nuo jūsų. Kaip jūs iškepsite vieną kartą, pabandysite, kitą kartą jau žinosite, kiek norite dėti mano kruopų. Ar jūs norite, kad jinai būtų labai tokia kieta ta masė. Aš daugiau nededu, man labai patinka šitai. Tai va, dabar reikia susitvarkyti razinas. Kaip sakiau, reikia nupilti vandeniuką. Razinos nupyliau vandenį. Paimsime rankšluosčio ir taip pratrinsime. Va taip. Biškelį nusausinsim. Ir dar ką mums reikia padaryti, tai mums reikia būtinai susismulkinti abrikosus. Nes tie abrikosai per dideli yra. Jeigu jau razinos tokios mažytės, tai tegu būna ir abrikosų gabaliukai nedideli. Va. Kai kepa apkepas, tai labai skaniai pradeda kvepėti visi įdėti ingredientai. Vanilinis cukrus, tos pačios razinos kvepia. O atsimenat vanilinis cukrus su burbono ekstraktu, tai žinokit, pasakiškai kvepia namai. Va. Dar viena. Va, viskas. Razinos švarios, nuplautos, nusausintos. Viskas tvarkoj. Dabar mes razinas dedame čia į masę ir išmaišome. Paprasčiausiai išmaišyti. Paėmiau šakutę vėl. Išmaišau. Ir dabar paruošime vietą, kur kepsime. Va, viskas. Viskas tvarkoj, viskas gražu. Nieko daugiau daryti nereikia. Nereikia jokių riebalų, jokių miltų, nieko. Viskas. Sekantis dalykas, ką mums reikia padaryti, tai pasiruošti formą. Nors forma ir silikoninė, bet jinai labai gražiai atšoka visą kitą. Bet aš turiu tokią gudrybę. Aš truputėlį ją suvilgau aliejumi ir ištepu ją visą. Visus šonus tenkitės patepti. Ir aš papuošiu šitą apkepą sezamo sėklom. Tos sezamo sėklos pasibarstysime. Ir kai iškeps visas mūsų varškės apkepas, matysite, mes jį apversime. Ir visos tos sėklos bus viršuje ir labai gražiai mums puoš visą pyragą. Aš tai sakau, kad čia pyragas, nors sako, kad čia yra apkepas, bet man tai yra pyragas, jūs pamatysit nuostabus. Taip, ir va čia yra sezamo sėklos, viskas yra. Paprasčiausiai pabarstysime visą dugnelį, visus šonus, kur prilips, kur neprilips. Va. Aha, prilipo viskas, matot. Reikia dabar šonelį. Ir šonelį irgi pasipuoštų. Ir papuošus mes pilame paprasčiausiai masę. Va, viskas. Jinai bus viskas viršuje.
Ir belieka tik tai viską sukrėsti į vidų. Va. Nedėjau jokio pergamento, nieko. Jinai viskas kuo puikiausiai atšoka. Esu kepusi ne vieną kartą. Labai gerai pavyksta. Va, matote, tik tai varškė ir kiaušinių masė. Aš manau, kad tai čia sveikiausias yra užkandis, sveikiausias produktas, kurį galime pagaminti namuose, kuris suteiktų tiek džiaugsmo ir skonio. Taip, tuo nuvalau šakutę. Paprasčiausiai šitaip išlyginam ir viskas. Ir šaunam į orkaitę. Valiu, padarėm. Va toksai grožis. Tuoj keliausi į orkaitę. Va, tuoj įkais mano orkaitę ant 180 laipsnių 45 minutės. Va taip va, kepa mano. Ką tik įstačiau, tai 45 minutės reikia laukti dabar. Va taip va, atrodo varškės apkepas. Jisai iškepė ir aš tuoj jį apversiu. Parodysiu, kaip atrodo iš kitos pusės. Va, nuostabiai atrodo. Va taip atrodo apverstas varškės apkepas. Va, formelė visai švari gavosi. Tuoj atpjausiu gabaliuką. Jisai dar karštas, bet labai labai skaniai atrodo. Tak, tuoj padarysiu nuotrauką. Gerai. Va, tuoj atpjausiu. Minkštas, minkštas, labai minkštas ir labai skanus. Va. Dar karštas, valgyti su grietinė labai skanu. Taip, vienas gabaliukas, tuoj antrą gabaliuką ir mes tuoj ragausime. Va, matosi razinos, matosi abrikosai, labai skanu. Čia man. Labai skanu. Viskas, einam valgyti. Gaminkite. Parodžiau visą gaminimo procesą. Viskas labai lengvai gaunasi. Skanaus.